Sveikučiai. Tai važiuojam, padėsim šiek tiek draugui pasikraut rastų. Nedaug. Kelis rastukus. Tikėsimės, kad jisai paskui mums padės išmūrinti namą pirmą eilę. Ir prisikabinam iškart priekabą, nes po keliui bus kelias parduotuvės. Reikės vidinių sienų pamatukui cementą nusipirkti. Manau, dar trūksta armatūrų, nes atsiminiau, kad dar tarp blokelių reikia dėti jos. Tai nupirksim dar armatūros ir gal blokelių klijų reiktų nusipirkti. Nes reikės 40 maišelių. 40 maišelių. Galima ir su mašina, aišku, būtų nusipirkti, bet pažiūrėsim vienu kartu gal didesnį kiekį, jeigu pirkčiau gal nuolaidėlę kažkokią padarytų. Tai važiuojam. Būt gerai raktelių nepamest. Reiktų kažkur pasikabinti. Pavaras galim pasigreitinti. Nu ką, o po parduotuvių ir po visų kelionių dar gal vakare, jeigu bus jėgų, nulėksim iki transporterio, pabaigti nutepti rūdžius ir išėjų. Bijau aš to projektą, nu bet po biškį gal jeigu prieisiu, darysim, gal pasidarys kažkaip jisai. Bet šiaip baisiai atrodo. Nežinau, kaip užbaigsimės tą projektėlį. Kažkaip neatrodė, kaip pirkau toks supuvęs. Dabar, kai jau reikia daryti, tai baisiau biškai. Bet pasidarys. Atvažiuos tai tikrai. Tai kokiam stovi neaišku. Nu, bet iš kitos pusės jau užpylus rūdžius ir išėjo, jau padėtis geresnė negu buvo. Man taip atrodo. Ta 5 litrų kaniuką visą musėt išpilsiu, dar pritrauks. Tai aš manau, kad mes priekabą paliksim čia vidury laukų. Nu, ne vidury laukų, bet lauke. Neheitinkit, čia mūsų lauks. Ir jisai yra pakeliui ten, kur man reikia. Galiu? Abiejai. Gali, man tai apie skirtumą. Nu, labas. Nu, pasako, kas čia per objektas? Kas? Mediena. Ką? Mediena. Mediena? Na. Bet būsima. Jezu, čia nedaug tavo rastukų. Čia žinai, jeigu neapsigaučiau, gal 29 vienetai. Kur 29 vienetai? Tu. Aš planai. Ai, ten da? A, iki ten. Nu, kas čia bus? Ką statysi? Pastoginį. Nu čia angaras jau labiau negu pastoginė. Ne. Ne? Kažkur
8,5 kubo. Čia yra. Aha. Da, biškilika. Ten 4, 6, 8, 10, 12 centimetrų. Popieriuks. Patys į mišką nevažiavom šiemet, tai bent kitiem padedam. Nu, vieną reisiuką jau padarėm. Yra čia tų raščiukų. Įvyka miskomunikacija nedidelė. Aš galvojau, greitai čia atvarau, padedu ir toliau varau savo reikaliukais. Bet aš galvojau, kad 5 rastukus reiks pakrauti. O pasirodo, buvo nuleisti 5 medžiai. Nu, 5 dar kažkiek daugiau. O iš medžio gaunas keli rastukai. Tai va dėl to ir šiek tiek daugiau tų rastukų, negu aš galvojau. Tai va, tą valandžiką čia padirbėsim kokį. Su iškrovimu gal ir 1,5. Ir viskas. Ir galėsim, žiūrėsim, kiek čia dienos turėsim, nes dabar jau yra 3. Galbūt, kad nespėsiu iki parduotuvės nulėkti savo reikalais. Nes jau nebedirbs paprasčiausiai. Čia mes tos rastus dabar renkam virš elektros stulpų. Teisingiau, po elektros stulpais virš linijas. Čia kur elektrikai pažymėja, kurie medžiai trukdys. Apsaugos zona musėt stulpų. Nu, всё. Всё, мейстрели. Matai, antrą greičiau krovė. Nu tai antrą jau mokėjom, žinai. Bet tai kiek čia daug tų medžių. Bet į gatvę. Čia virš elektros stulpų. Apsaugos zona, ne? Čia skaitos. Čia po paplatina ten. Dar kažkiek. Ai, čia po tos audros, ne? Ne. Ne? Įstatymą priėmė pernai 24 lapkričio beros mėnesį. Nu, tai po vasarą audros musėt. Kur buvo tragedija visiems. Kur mum rapsų išvartė. Tai čia 2 medžiai, kokie da papildomai visų ilgių. Ir toj pusėje. Kosmosas. Bet esmė tame, vis tiek 3 metrų atvirseklis. Įlaidus klius. Ne, tai faktas, kad čia neišganims bus. Aišku, kažkiek pagerės situacija. Nu tai vat, pavyzdžiui, šita, tai iš visin pavirtus jau ant tų stulpų. Setelį paliko nepėjau. Nu jo. Skolinks, tai nieko neskolinks, tik tai pigi darbo jėga pabūsi. Pusdieniuką. Viskas su Dievu. Gerai, dėkai tau. Lėkiu iki Litagras. Nu, spėčiau. Jo. Taip, pasigreitinam pavaras. Lėk. Nu, pakrovėm, čia tų rastukų. Mes kur prieš porą metų su tečiu buvom miške, nu, brolis buvo, kur krovėm anus rastukus savo, tai ten daug sausuolių buvo. Tai tą sausuolį imi, tai tas traktorius net nejaučia. O čia dabar šviežiai nupjautą paimi, tokį da pajavą. Tai jisai, ratatukas svers taip jau priekį. Nes 2 rastukus paėmiau, vieną tokį gal ant priekį ir antrą toliau, nu šakėse, toliau. Tai viskas neatverčiau taip šakių.
ant tiek sunkus yra, kad šakės nepalyginsi su sausuoliais. Tai va, viskas varom pas interkabėlę ir turėtumėm dar spėti iki Lytagras. Jau čia reikia paimti kokius kem 8 vienetus 12 po 6 metrus. Gal jau tada užteks, nors tai kažin. Alio. Labas. 500 pinigų. A jūs bepročiai. Negalima nevairuoti, kažką daryti. Cementą maišiuks 6,20 € plus PVM. Kosmosas. Aišku, būt gerai mieste neišsipilto maišiuko. Tos tai yra paletės visos nesinai sustatyta, tik tai to celofano aptraukta, bet gal laikys. Taip, tai paletė visa kainavo 247, beveik 248 plus PVM. Tūras 48 vienetai, 185 plus PVM. Dar nupirkau transporteriui 2 va tokius. Kai nuvažiuosim į vietą, pažiūrėsim, kas čia per protus. Nu, nespėjau dar net į sodybą grįžti, jau prisistatė da su savo darbais Raudon Šarans. Neprisipylęs, niekas važiavo, kai šventė. Listen. Ai, sutaisėjai? A, matai, kad jie? Nu, tai taisėjai. Tai aišku, tai kas daugiau čia taisė? Posūkių kodėl nesutaisėjai? Posūkių? Nebuvo kada posūkių. Šiaip nepagiri nieką, kad čia sutvarkiau. Ačiū, kad kurą pripylį. Ką? Ačiū, kad kurą pripylį. Kurą pripyliau. Čia sutvarkiau. Galėsi išvažinėt vėl. O geras statybas, už dyką, karočią. Karočią į nuostolį. Už dyką, vapšė namą pasistatysiu. Einam padėt tam varguoliui.
Už pjūklo garsus tai irgi gausi, sakys neišmanėlis, nemoki. Nemoku. Kas tam pasidarė? Nežinau, kas vėl gal šlangutą nusimovė, čia karučiai pasiurbims neveikia. Makit? Ne, tai viskas gerai su tą makitą. Bet šalt kaip plaukia. Šia. Nu, nenusimuoja šlangutė. Tai nesuprantu, kodėl neparapuoju kurą. Čia arba tos susignis, arba ten šlangutė, ten eintolin viena, kur nesimata. Nu, mūsų be meistrų neapsieisim. Tai čia jie sukurti yra remontui arba naudojimui. Meistrai, supranti, nu kaip, labai nesmagu meistram vežti, nes meistrai įsišaipa jie. Tai da, čia didesnė šinė, reikia nusipirkti. Negali, da geresnė. Baisu vežt pas mane. Gerai, viskas. Davai. Tai nelabai matos, bet brezento esu paėmęs su frontaliniu. Reikia pabandyti uždengti trąšas. Buvo atšalęs, neišėjo balankstyti. Nu va, kaip gražiai. Supranti, vis tik da iš senų tų žmonių. Aha. Mano tėtuks virvutės, pavyzdžiui, vydavo. Pats? Vydavo. Geras. Tai aš dar prie virvučių, supranti, prie senovės. Aha. Jūsų karta jau, ką žinau, naudos. Nu, eisim dar čia tėtis nors kartą uždėti vieną. Eisim uždėsim, kol saulė nenusileido. Nu, kur čia blogai padarai? Bet nesimata. Nu, parodyk, kur Nu, va nesimata. ten, va centimetrą galėjau ilgiau padaryti. Nu, ten gal nesimata. Nu. Ui. Gal iš kitos pusės galėtum sukti, nes tu su nugara uždengi visą kadrą. O jeigu taip gerai? Taip. Aha. Taip gal geriau. Viskas, kamera numirė. Tai video šiandien bus toksai. Susitiksim rytoj. Ate.